Rubrika pristato Kredito unija. Paskolos sąžiningomis palūkanomis. Mes Labame ryte dar kartelį priminsime, kad Jungtinės tautos šiuos metus paskelbė tarptautiniais kooperatyvų metais. Ir tai padaryti mums padės Jurga Igarytė, kuri yra Lietuvos centrinės kredito unijos rinkodaros ir produktų plėtros skyriaus vadovė, ir Ramūnas Stonkus, Lietuvos kredito unijos valdybos pirmininkas. Labas rytas. Labas rytas. Jurga, grįžote iš atostogų, žinau. Dar mintis turbūt ne apie kooperatyvus, bet galbūt pradžioje, prieš mūsų pokalbį, pateikit pavyzdžių, kokie yra užsienyje, kad žmonės maždaug gaudytųsi, apie ką mes čia kalbėsim. Tai iš pavyzdžių galim paminėti vakarų Europą labiau, būtent kooperacijos srityje. Tai tiesiog tos senosios šalis turi labai šimtametės tradicijas, tiek ir ta pati Ispanija, Italija, Prancūzija, Olandija, ten kooperatyvai tikrai yra labai išsiplėtoję, kad ir kredito kooperatyvai, ar ne, kaip Lietuvoje kredito unijos, tai užima ženklę rinkos dalį apie 30%, 20%, ir kad ir kur atostogavo, ar ne, Ispanijoje važiuojant per miestelius, matosi, kooperatinės kasos veikia praktiškai kiekviena mieste, o banko, tarkim, nėra. Kokį nors pavyzdį konkretų? Konkretų pavyzdį. Tai mes čia turėjom konferenciją, ar ne, Seime, balandžio mėnesį vyko, tai buvo atvykę svečiai iš Italijos ir Jungtinės karalystės, tai labai buvo užkrečiantis pavyzdys iš Italijos, kur pasako Trento kooperatyvų federacijos vadovas. Kaip viskas prasidėjo, ar ne, pas juos regione, ir kaip jų regionas suklestėjo tame tarpe kitų skurdžių šiaurės Italijos regionų kalnuotose vietovėse. Tai kad ūkininkai, kiekvienas turėjęs po 3 hektarus savo sklypo, ir pradėjo obolius sodinti, ar ne? Ir kad kiekvienas, kiek ten tų obelų gali prisodinti 3 hektaruose, tai jie kartu susikooperavo, įsteigė kooperatyvus, kartu ten nurinkinėjo, pakavo ir šiai dienai yra vieni iš didžiausių eksportuotojų pasaulyje ir net Lietuvoje obolius pardavinėja. Ramūnai, priminkite, kodėl Jungtinės tautos paskelbė šiuos metus kooperatyvų metais? Iš tikrųjų, Jungtinės tautos posėdžiavusios pernai rudenį išreiškė susirūpinimą, kad iš tikrųjų pasaulyje didėja globalizacija, rinkos liberalizavimas ir kitos problemos. Todėl atsiranda didelė svarba kredito ir kitų kooperatinių įmonių. Ir tos įmonės sprendžia įvairias problemas, tai užimtumo, bedarbystės, socialinės problemas. Taip pat asamblėja išreiškė susirūpinimą, kad pasaulyje didėja socialinė atskirtis ir gyventojai būrėsi į atskiras bendruomenės, į kooperatinės įmonės, tam, kad spręstų savo socialinės ir kitas problemas. Įvertindama šitą problematiką, asamblėja ir nusprendė, kad šie metai turėtų būti kooperatyvų tarptautiniai metai, kad išviešintų kooperatyvų naudą, gerasias praktikas ir pasakytų, kas tai yra, kaip kooperatyvai dirba ir kokia yra nauda iš kooperatyvų. O kaip konkrečiai kredito unijos prisideda prie šių problemų sprendimo? Iš tikrųjų, kredito unijos tai yra finansinė kooperatinė įmonė. Ir šitą kooperatinę įmonę padeda savo nariams tiek finansiškai, tiek, reiškia, ekonomiškai. Ir galiu pasakyti tokį paprastą pavyzdį, kadangi Jurga kalbėjo apie pavyzdžius. Mėgstame pavyzdžius. Mėgstate pavyzdžius šiandien, tai aš irgi pasakysiu pavyzdžius, kad prieš 15 metų, kai Lietuvos nutolę regionai ir rajonai neturėjo finansinių paslaugų, tada paprasti rajonų gyventojai ir tada besikūrentys ūkininkai pradėjo burtis į bendruomenės, pradėjo kurtis į kooperatyvus, taip atsirado pirmosios kredito unijos. Niekas neliepė iš viršaus, nebuvo jokių įstatymų nurodančių, kad jie privalo tai daryti, patys žmonės iš apačios tą darė, kūrė ir taip įsikūrė pirmosios kredito unijos, kurios dabar vienyje apie 180 taškų ir apima visą Lietuvą ir dabar yra kredito unijos ir jų nutolusios kasos ne tik, reiškia, rajonuose, bet ir miestuose, ir Vilniuje, ir Kaune, dideliuose miestuose, ir sostinėje. Žodžiu, apima finansinės paslaugas apima visą Lietuvą.
O kiek finansiškai, tarkim, tam pačiam kredito unijos atstovui nariui tenka per metus? Maždaug? Ar jisai turi mokėti nario mokestį? Jo, iš tikrųjų, kredito unijos narys dalyvauja valdyme ir jis turi, reiškia, yra privalomas pajus 100 litų ir jis turi turėti tą vieną pajų, kaip ir akcija, pas mus vadinamas pajus, 100 litų ir tada jis tampa kredito unijos nariu. Jurga, kaip bus pažymimi tarptautiniai kooperatyvų metai čia mūsų šalyje? Tai šia proga yra sudaryta net ir nacionalinė kooperacijos komisija, kuriai vadovauja Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius. Ir džiugu, kad į tą komisijos sudėtį įeina tiek valstybinių institucijų atstovai, tiek ir kooperatinių visų organizacijų atstovai. Ir yra sudarytas priemonių, renginių sąrašas, kurie yra jau įgyvendinami šiais metais. Ir tiesiog siekiama per darbus, pavyzdžius, parodyti žmonėms, labiau atskleisti, kas yra ta kooperacija, kaip jie gali dalyvauti konkrečiai ten ar kredito unijos finansinio kooperatyvo ar žemės ūkio kooperatyvo veikloje. Tai tiesiog tų renginių yra įvairių, ar ne, kaip minėjau, ir konferencija Seime vyko, ar ne, kur buvo svečiai iš užsienio dalinosi patirtimi. Taip pat akademiniai visuomeniai konferencija planuojama rugsėjo mėnesį yra. Ir yra tokių renginių kaip ir kooperavimas, sodinti kooperacijos parką. Buvo pirmasis pasodintas Varėnos rajone balandžio mėnesį. Netgi 9000 pušelių buvo pasodinta. Taip minėjote, kad Seime vyko tarptautinė konferencija, užsienio patirtis, gal ko mes galėtume daugiau išmokti iš mūsų partnerių užsienyje? Konferencijoje pasisakė, kaip minėjo, buvo ir atstovas iš Trento, iš Italijos, papasakojo apie savo patirtį, taip pat apie savo patirtį papasakojo iš Jungtinių karalysčių vadovai, kaip vystosi pas juos kredito apskritai kooperatinis judėjimas. Ir konferencijos metu iš tikrųjų apie savo patirtį, apie savo gerąją praktiką pasisakė ir kitų kooperatinių įmonių vadovai, tai yra ir Lietkop sąjungos, ir Žemės ūkio rūmų vadovai ir kooperatyvai, kurie veikia Lietuvoje, tai pieno kooperatyvai, grūdų kooperatyvai. Ir ką pagrindė akcentuoja? Ko, tarkim, reikia, koks būtinas rodiklis, kad, tarkim, kooperatyvas gyvuotų? Gal aš galėčiau atsakyti. Taip, tiesiog labai svarbu yra nenutolti nuo pačių kooperatinių principų. Kas yra, jeigu bandysi būti panašus su komercinė įmonė, ar ne, tarkim, lygiuotis koja kojon į banką, ar ne, ir pameti tą filosofiją kooperatinę, tai nebėra kooperatyvas. Tai tiesiog labai akcentuoja, kad švietimo naudą kooperatyvų nariams, kad visi žinotų, kodėl jie yra būtent šitos kredito unijos nariai ar kokio kito kooperatyvo ir kokią naudą už tai gauna. Ir kad tą naudą galėtų kitiems žmonėms parodyti. Tai labai tas švietimo klausimą akcentavo. Aš dar norėčiau pasakyti, kad tai yra labai svarbu dėmesys nariui, kad kiekvienas narys jaustų, reiškia, tą dėmesį ir aišku po to ir naudą. Ir labai trumpai, kiek žinau, vasarą kviečiate į ne vieną renginį. Į Pajūrį pirmiausia kviečiam, kur visi lietuviai ir važiuoja. Tai birželio 23, čia netgi sutampa su Joninėm, bus toks dviračių žygis, kuriame kviečiame dalyvauti ir pačius kredito unijų narius. Žygis vyks 23 dieną iš Karklės į Klaipėdą. O nuo Klaipėdos vasaros estrados kviečiam prisijungti miestiečius ir miesto svečius, kur galės irgi su policijos palyda saugiai keliauti iki kruizinių laivų terminalo, o ten bus daroma simbolinė tarptautinių kooperatyvų metams pažymėti nuotrauką iš paukščio skrydžio. Taigi, drauge, kviečiame visus į žygį, ten susitiksime ir pakalbėsime. Iki malonaus kito karto. Iki. Iki. Rubrika pristato Kredito unija. Paskolos sąžiningomis palūkanomis.